Mano vardas Raimeda. Vežimėlį sėdžiu 26 metai. Šiuo momentu gyvenu tikrai labai aktyviai, pilna veiklos, bet iš karto po traumos gyvenimas buvo visai kitoks. Buvo savijauta, kad tu esi vienintelis pasaulyje su savo bėda. Kadangi iš po ligoninės grįžau namo, kur savo gyvenimo niekada neteko matyti sėdinčių vežimėlyje. Ir tuo momentu jauties toks vienišas, tik tai tavo problema, nežinojimas, kaip toliau gyventi, kas toliau bus, kuom gali užsiimti, nes šeima tavim rūpinasi, viską už tave daro, tu paprasčiausiai sėdi ir lauki, gal kada nors atsistosi ir pradėsi vėl vaikščioti. Namuose aš prasėdėjau 4 metus. Ir mano gyvenimo labiausiai pakeitė, kai įvyko aktyvios reabilitacijos stovykla, kur teko nuvažiuoti. Vykau kartu su mama, nes neįsivaizdavau, kad aš viena pati galiu kažką tai dar padaryti. O nuvykus į stovyklą buvo 30 žmonių, iš kurių 8 žmonės jau buvo su stažu, sėdintis ilgesnį laiką. Ir tuo momentu tik tai suvokiau, supratau, kad gyvenimas gali ir toliau tęstis sėdint vežimėlį. Yra tiek daug visokios veiklos, tiek nepadarytų dalykų. Išmokau savarankiškumą, išmokau pati apsirengti, persėsti vežimėlį. Mačiau, kad žmonės linksminasi, vairuoja mašinas, dirba, mokosi. Tai po 10 dienų šitos aktyvios reabilitacijos stovyklos grįžus namo, mano pirmi žodžiai buvo, kad dabar aš einu laikytis teisių. O vežimėliai tai irgi kaip mūsų batai yra. Tai yra labai svarbu turėti pagal savo sudėjimą, pagal savo galimybės ir vežimą prisitaikyti. Yra labai daug svarbių niuansų, kaip vežimėliai sėdi, tai priklausys irgi, ar pragulų turėsit, ar stabilumą sėdėjimą, ar nekrisit, vieni į priekį krenta, kiti atgal krenta. Netgi toks niuansas, koks vežimo sėdėjimas yra, atsiranda pragulų. Atrodo, viskas tvarkoja, higiena visą tvarkoja, viskas eina gerai, o kaip yra kažkokioje vietoje žaizdelės, taip yra, taip ir negina jo. Tai irgi labai daug nusėdėti. Laikytis teisių. Šeimai tai be abejo buvo šokas, kad kur tu čia vaikeli, kokios teisės, kokią mašiną, kur tu važiuosi, kam to reikia. Namuosegi 2 broliai yra vairuojantis, kur tai reikės tave nuveš. Buvo gan sunku. Teisingiau, net nebuvo įmanoma įtikinti šeimos, ką man būtent reikia šiuo momentu irgi tapti nepriklausoma, vairuoti. Nors pati nesuvokiau, kur aš važiuosiu, bet žinau, kad man reikia šito dalyko. Tai prieš tėvų valią, prieš visiškas buvo nesupratimas, bet pati susiradau kursus, pati išvažiavau, išsilaikiau teisės, nusipirkau mašiną. Be abejo, buvo stresas didžiausias turbūt mamai, tėčiui, kaip viena kažkur tai ruošiuos važiuoti, bet prasidėjo visai kitoks gyvenimas, kadangi pradėjau lankyti senus draugus, naujus draugus. Kai apsipratau, tada nusprendžiau, kad reikia ir baigti mokslus, o gal ir ateityje darbą kažkokį tai susirasiu. Irgi buvo šeimos nesupratimas, kam dabar tau baršinti galvą, kam tau to reikia. Taigi, sėdėk namuose, viskas paduota, šiltai, tvarkingai. Bet savo tikslą visiems užsibrėžiau, ieškojau, nes reikėjo pirmą baigti vidurinę. Baigiau vidurinę, įstojau universitetą, mokiausi. Ir tada didesnis pažinčių ratas atsiranda, matai, kad galima labai daug ką nuveikti. Tiesiog net nebespėsi užsimti visom veiklom, kiek atsidaro galimybių. Ar viešas. Aš jau geriau, jeigu jau griūni, dabar griūsiu, bet jeigu jau griūnam, dar biškai žemiau reikia. Tai suki galvą ir į kamoliuką reities, nes jeigu tai bandysi dar kažką, tai bus. Jau geriau tada galvą užlenkiai, tada visiems tu švelniai nuridėsi. Bet jeigu jau taip, tai gali gauti per akis, per dantis. Galvą pasukai ir susiliai. Aktyvios reabilitacijos stovyklos, kurios dabar vykdo Maltos ordinas.
Aš matau, tai labai reikalingas dalykas, kad šviežiai patyrę traumas žmonės, jauni žmonės, kad jie daug greičiau įsilietų šitą gyvenimą, kad jie nėra vieniši, kad yra pilna veiklos. Ir būtent šiandien dabar šiuo metu yra 8 žmonės instruktoriai, kurie sėdi vežimėlyje, kurie gali pasidalinti patirtim, nes kai tu pats tokioje padėtyje esi, tau vaikštantis žmonės, daktarai, kineziterapeutai, tau gali pasakoti tai, kiek jie nori, kad tu gali, tu turi, bet tu jauties, kad tu esi kitoks, tu esi silpnas ir tau neįtikino tavęs, nes jie iš tikrųjų realiai nesupranta, kas tai yra. Kai tu nevaldai savo pusę kūno, kai tau yra iš tikrųjų darbas apsirengti, iš tikrųjų yra atima daug pastangų persėsti tą patį vežimėlį, įveikti kažkokią distanciją didesnę. Tau šito negali paaiškinti nei vienas vaikštantis žmogus, sveikas žmogus. Bet kai tu atvyksti šitą stovyklą ir tu matai, kad visi esame tokioje pat padėtyje. Ir jeigu tu gali, tai be abejo ir kitas to siekia, tą išmoksta. Pirmos dienos be abejo būna labai sunku, nes neužtenka fizinių jėgų. Gal viduje jau atsiranda didelių norų, didelių užsibrėžtų tikslų, bet fiziškai yra silpnas. Tai būtent šitoj stovykloje yra sustiprinamas fizinės jėgos, nes daugumą dalykų atlikti reikalauja daug pastangų. Kaip ir pirmas kilometras pats savistovį nuvažiuoti, kaip ir pirmi bordiurėliai užšokti, nulipti, tai reikalauja daug pastangų. Bet kaip matai, kaip visi kiti tai laisvai įveikia ir kartu daro. Labai geras jausmas, kai tu matai, kad žmogus 5-6 mėnesiai po traumos iš čia atvyksta visiškai pasimetęs, visiškai nežinantis, kaip toliau gyvenimas klostysis, kuom toliau galima užsiimti. Ir čia įgauna ir tos patirties ir motyvacijos, kad yra viskas toliau įmanoma, tik tai gal truputį pasikeičia gyvenimo būdas, gyvenimo stilius. Ir nereikia, kaip kad man, kad 4 metus sėdėti namuose, kad kažką tai vėl pradėti veikti. Čia žmonės labai greitai dabar po tos žinių, patirties gavimo, jau po pusės metų jau užsibrėžė tikslus, kad reikia sportuoti, kad reikia ieškoti, tai net nebereikia ieškoti veiklos, tiesiog pradedi matyti pats savo akim, kuom ir kiek daug gali nuveikti, ką galima daryti, o lieka visiškai nebesvarbu, tu vežimėlį ar tu vaikštantis gyveni toliau. Tokį pat gyvenimą, nauji draugai atsiranda, naujos galimybės, darbai, sportai, kelionės, išvykos. Ir manau svarbiausia gyvenime nesusikoncentruoti kažkokias problemas, to, ko netekai, bet reikia labai apsidairyti aplinkui, kad atsiranda daug daugiau galimybių, daug daugiau veiklos ir jeigu tu tik mastai apie tas problemas, ką tu turi, tu nebematai, ką tu gali, kas tau yra duodama iš gyvenimo. Kad paprasčiausiai nesikoncentruoti problemas, labiau žiūrėti, kiek tau galimybių yra, kiek veiklos yra ir palinkėčiau visiems geros nuotaikos ir matyti gyvenimo galimybės ir mėgautis jais.